Kauno Bienalėje aš pristatysiu fotografinių vaizdų seriją Appropriate Memories. Ši serija analizuoja atminties ir laiko sąveiką. Iš esmės yra apie laiką ir atmintį. Ir susideda iš 2 dalių. Pirmoji dalis yra mano šeimos archyvinės nuotraukos, o tiksliau jų fragmentai. Portretai, kurie nepavyko. Ir nepavyko dėl analoginės fotografijos netobulumo, dėl chemijos, dėl techninių kliūčių. Tuos nepavykusius kadrus aš fragmentuosiu. Tai pirmoji dalis. Ir antroji dalis bus jau šiandieninėme mūsų pasaulyje, mano kartoje sutinkami reliktai iš praeities. Simboliški, ikoniški daiktai, kurie pasiliko ir kurių sentimentaliai vertės mes turbūt išmatuoti negalim. Tai natiurmortai ir portretai iš 2 dalių. Toje serijoje, kur aš naudoju senas nuotraukas, kažkokius išnykusius vaizdinius, neaktualus pats brokas, o greičiau yra aktuali ta metafora, gal nykimo mūsų atmintyje. Galime pamiršti pasakojimus ir tarsi turime dokumentą. Nuotrauka jau ilgą laiką tarnauja istorijoje kaip dokumentas ir staiga ir nuotraukoje tos tiesos nebėra, jinai išnyko dėl cheminio proceso, dėl kažko, dėl technologinių kliūčių. Tai man patinka tas toks praradimo visiškai jausmas, kai jisai išsitrina ir iš tavo galvos, ir iš kadro. Unitekstą aš kaip savoką, kadangi jinai visiškai nauja ir Bienalės kuratorių komanda bando tarsi ją įtvirtinti, tą savoką pačią Bienalę ir pačiu renginiu, tai aš jį suvokiu kaip antidiskursyvų, tarsi kūrinį, kuris yra suvokiamas be paaiškinamojo teksto. Tai šiuo atveju, nors mano kūrinys yra pakankamai sustyguotas ir sudėliotas į dėžutes mano galvoje ir tekstualiai, tačiau aš manau, kad jis turi tą prieinamumą intuityvų gal.